Renginiai Alytuje. Kas, kur, kada. Labadiena, brangus FM99 klausytojai. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Na, vasara jau į pabaigą, kai kam tai atneša labai nemažai liūdesio, kai kam nemažai džiaugsmo. Nes labai graži tradicija yra Dzūkijos sostinėje Alytuje, kviečianti sužaliuoti, kviečianti suburti mūsų brangų Alytų. Na ir jau šiais metais 5 kartą kviesianti susitikti tradicinė žalioji vakarienė, šiais metais pavadinta O karalienė Dzūkija. FM99 studijoje vieši renginio organizatorės Inesa Pilvelytė ir Klementina Gruzdienė. Labadiena. Labadiena. Labai malonu matyti radijo studijoje, tai 5 kartas, gražus jubiliejus, tai sveikinu pirmiausiai su tuo jubiliejumi. Ar jaučiatės kaip jubiliatės su žaliaja vakarienė? Šią minutę gal ne, bet iš tiesų tas pakilumo nuotaikas jau tikrai slengstyje, galim taip išsireikšti. Iš ties dar keletas, nemažai dar tų rūpestėlių, kažkokių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti, bet iš ties tai taip, labai smagu, kad tai jau 5. žalioji vakarienė. Kažkada prieš 5 metus, kai Alytus buvo Lietuvos kultūros sostinė, ši iniciatyva įvyko 1 kartą ir mes taip džiaugiamės, kad tapo tradicinė renginiu. Na, dar šventė tik tai įvyks, bet jūs jau dabar esate pasiruošę tai karalieniai sutikti, ar ne? Na, sugalvoti temą, ar tai yra iššūkis? Kaip pavyko sugalvoti tą karalienę Dzūkiją, nes kiekvieni metai vis kažkokie yra kitokie. Kaip sekėsi tą temą sugalvoti šiems metams? Kodėl ta karalienė Dzūkija? Net nežinau, kažkaip Alytus turi tiek daug ir veidų ir tikrai apie juos norisi pasakoti, juk ir buvo ir disko karalius, o ne tas Alytus. Retro yra tikrai istorijos, tikrai besiruošiant, kiek jų daug išplaukia į paviršių ir sužinot. Bet aš kaip vaikas buvau, man visą laiką ta daina, kur sukas berželėje. O karalienė Dzūkija. Man atrodo, mes turime net savo dainą ir apie ją taip pat reikia, apie tą istorinį. Taip, nes man atrodo, kad ir tie žmonės, kurie ateina, tai jie savo vidumi, savo dvasia yra karaliai, nes jie ateina į ne bet kokį renginį, o ateina į labdaros, į bendrystės renginį, nes kaip žinia, žalioji vakarienė yra tas renginys, kur yra renkamos lėšos būtent miestui ir miestelėnams ir mūsų ateičiai. Taip, ir šiais metais ta galimybė mūsų miestui ir mūsų ateičiai dar ir prasiplečia, nes jau mes esame pratę, kad dėl to miesto žalumo, dėl pušelių, dėl to gryno oro, šiais metais prie šios gražios iniciatyvos, kad renkamos bus lėšos pušelėms, dar viena įsipina, ar ne? Papasakokite šiek tiek. Tai yra pati svarbiausia, sakyčiau, investicija, nes sakoma, kad jaunimas ir vaikai yra 20% mūsų populiacijos, bet jie sudaro 100% mūsų ateities. Teisingai. Taip. Tai yra pati prasmingiausia investicija, tai yra pati gražiausia, nes tai bus kultūrai, menui, jaunimui. Tai bus būtent žaliojo choro iniciatyvoms, kad jis... Žaliojo choro tęstiniai veiklai, nes iš ties, visą pavasarį turbūt visi kone alytiškiai gyveno. Bažnyčioje buvo, kad gyveno žaliojo choro tuo projektu ir tai būtų liūdna, jeigu jis pasibaigtų tik tai tuo projektu. Aš žinau, kad jie ir toliau koncertuoja, bet labai norisi, nes kitą kartą kalbi su vadovais, su choro nariais ir žinia, kad pas visus yra tų veiklų ir galvoja, sako, galbūt reikėtų pasipildyti kažkokiais kitais žmonėmis. Tai iš tiesų kalbam apie tai, kad žaliasis choras ir toliau gyvuotų, atsirastų dar naujų vokalistų, choristų ir jie toliau džiugintų mus, nes iš ties, nežinau, per miesto šventę, kai jie uždainavo, aš nepatikėsit, graudinausis, ko ne kiekvieną dainą, nes iš ties ta emocinė atmintis, tai išgyvenimai, kaip mes sirgom, kaip mes labai labai norėjom, kad ta mūsų chorui pasisektų ir sakau, ir norisi, kad iš tiesų tai yra suburti tokie puikūs, tokie nuostabūs jauni žmonės, taip norisi, kad jie ir toliau telktųsi ir jie taip gražiai tarpusavį sugyvena, tai taip norisi, kad ir toliau tas choras gyvuotų ir žinoma dalintųsi ir su mumis savo puikiais kūriniais.
Kad nebūtų tik blyksnis toks, ar ne, kad sužibėjo ir užgeso. O jo lab tai žalesis choras, tai jau su žaliaja vakarienė čia. Taip suprantu, kad žaliai chorą vakarienės metu girdės. Taip. Papasakokite šiek tiek, kokie laukia šiais metais žalioji vakarienė. Labai norėjom pažiūrėti į tą etno motyvą, kuris tęsis ir bus pasakoma apie jį kažkaip moderniau. Dėl to nebejotinai ir žiūrėjom ir tų kolektyvų, kad tai būtų ir skirtingiems amžiams skirta ir taip toliau, ir galbūt naujos interpretacijos. Tai bus Petunija. Taip. Labai, sakyčiau, organiškai ir iš savęs einantis žmogus, iš savo gelmių ieškantis įkvėpimo, žaliasis choras. Ir labai, sakyčiau, kaip atskiras performances vakaro vedėjos. Tikrai taip. Tai tas dzūkelės, kurias mes kartais matome ir televizijos ekrane, Neringa Varnelytė ir Vitalija Mackevičiūtė, tai iš tiesų jau koko, bet jau padzūkavimu, tai tikrai netruks. Čia manau, kad bus sudėtingiau gal kiek svečiams, bet mes jiems išversim. Nieko tokio. Į Dzūkiją. Tai teko girdėti labai gražią jūsų mintį, kad jeigu norima, žodžiu, per vieną dieną patirti, pajusti, kas yra Dzūkija, tai žalioji vakarienė yra ta erdvė ir tas laikas ir ta vieta, ar ne? Išties bus ir puikių žaliųjų salelių, kuriuose bus galima ir fotografuotis, ir interaktyviai kažką paveikti. Ir iš tiesų, kaip visuomet, mes tikrai galvom apie tai, kad tai būtų patrauklu, įdomu, interaktyvu ir kartu kiekvienas dalyvis išeitų pakylėtas, nes... Bet tegul ir pasiruošė tas dalyvis, normaliai. Įrengė stalą, papuošė. Taip. Ir kaip ir minėjau, ir tikrai sudalyvauja tiek loterijoje, tiek aukcionuose, tiek nominacijose. Iš ties mes nepasakėm, kad net 7, o gal net ir 8, pagalvosim, kaip čia bus. Laukia net šitiek nominacijų, kur rinksime originaliausią stalo idėją, originaliausiai pasipuošusi, labiausiai dzūkų stilių atspindintį stalą ir dzūkiškiausias vaišes ir taip toliau. Taip, kad ruoškitės, tema gali būti interpretuojama gana plačiai, nuo karališkumo iki etno ir tikrai ateikite pasiruošę, pasipuošę. Ir žinoma, su pakilia gera nuotaika. O ta gera nuotaika paprastai dar kelia be visos tos aplinkos ir muzikos ir to tokio bendrystės, žalio jausmo. Tengi nuolat tokia graži tradicija būna labai laiminga loterija. Šiais metais irgi bus labai laiminga loterija. Tikrai taip, ir kone 100 prizų vėl laukia tų laimingųjų pačių. Tikrai čia jau ačiū visai komandai turbūt organizaciniai ir ačiū labai rėmėjams, jų irgi daug, irgi visų net neišvardinsim, bet tikrai labai džiaugiamės, kad tikrai įsitraukia ir turime jau pastovius kai kuriuos tuos rėmėjus, kurie ne tik tai prisideda finansiškai ir skirdami daiktinius prizus, bet kartu ir vėliau sodina kartu su mumis pušeles. Tai turim ir tokių draugų, žaliosios vakarienės jau draugų, su kuriais mes ir toliau tęsime veiklas, net ir pasibaigus vakarienė. Nuo pradžios iki pabaigos. Nuo pradžios iki pabaigos. Tai tuomet dar papasakokite šiek tiek, kas yra svarbu žinoti, kalbant apie tokius organizacinius dalykus, apie taisyklės. Tai jeigu jau patiems reikia tuos stalus kažkaip ir susidekoruoti, ir pasiruošti, pasipuošti ir bus renkama, tai kaip vyksta, ar prie vieno stalo susirenka viena bendra kažkokia komanda, ar tai yra žmonės skirtingi susirenka, kaip vyksta viskas, jeigu dar yra galimybė įsigyti tų bilietų, nes laiko liko jau nedaug. Tai turbūt nuo to reikėtų ir pradėti. Ir čia turbūt būtų esminė dabar informacija, norint suspėti į žaliąją vakarienę. Šiandien yra paskutinė diena, kai dar galima įsigyti bilietų. Šiandien iki 24 valandos. Taigi,
Kur galima juos įsigyti? Tikrai... Žalia vakarienė LT. Vienas iš kanalų atsiminti lengva, o kitas yra mūsų tiesiog socialinėse paskyrose. Arba sekite mane, pavyzdžiui, paviešinsiu. Ne, jokiuosi, bet Žalia vakarienė LT arba tikrai mūsų eventas, įvykis, man atrodo, ir tikrai dalinasi plačiai ir nuoroda į šį renginį yra, kur galima įsigyti. O įsigijus, taip pat yra ten mūsų duoti ir elektroniniai paštai, tai įsigijus bilietą jūs galite parašyti, arba jūs perkate kartu visai kompanijai, arba jūs galite tiesiog parašyti, kad jūs norite su tais ir tais draugais būti kartu, sėdėti prie vieno stalo. Stalų dydžiai taip pat yra ganėtinai paslankus reikalas, mes formuojam, dėliojam ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie nori atvykti kartu, taip mes tikrai sukomplektuojam juos visus drauge ir jie bus. Vėliau jie visą informaciją tikrai gaus, nurodytais savo elektroniniais paštais arba telefonu. Kita vertus, kaip malonu gali būti toks žalis atradimas vakaro metu, ar ne? Jeigu nori žmogus vienas ateiti arba dviesi ir neprikalbina daugiau, ar ne kažko iš savo artimo rato, tai tiesiog susipažinti vakaro metu, susėsti prie stalelio irgi labai labai graži mintis. Tai susitinkame rugpjūčio 28 dieną, kurią valandą ir kur. Jau supratau, kad neišduosite, kur vyks žalioji vakarienė, tas tradicinė paslaptis, ar ne kol kas? Alytus turi labai daug nuostabių vietų ir vis dar surandame tas vietas, kur nesame buvę, kur dar nesame draugė susėdę prie žaliojo stalo. Žinom ir galim jums pasakyti tik tiek, kad susitinkame 18:30 Alytaus Senamiesčio skvere, ten, kur pernai vyko žalioji vakarienė. Kur pabaigiam, ten pradėsim. Aha, tai ten susitinkam ir tada keliaujam. Žalioji eisena vėl vingiuos per Alytų, per kažkurias gatveles, kur sužinosime eidami, ar ne? Ir kur švęsime. Na tikrai labai laukia gražus renginys. Aš kviečiu suskupti radio klausytojus, kurie dar nori ir pasirūpino bilietais, kad šiandien dar iki vidurnakčio galima tai padaryti. O jūsų kaip organizatorių, kaip sumanytojų klausiu, gal jūs pasidalintumėte, štai jau 4 žaliosios vakarienės vyko, laukia 5, pasidalinti gal kas labiausiai jums pačioms įsiminė, įstrigo jūsų atmintį, jūsų širdis iš ankstesnių vakarų, iš kažkurio gal vieno, gal kokia akimirka, nežinau, muzika, vaizdas, kažkas, kas labiausiai paliko tokį įspūdį giliausią? Aš vis galvodavau, na gerai, aš esu iš teatro, tai taip, aš tikrai savęs nevaržau ir mėgstu, reikalui esant galiu, bet kaip vos neapsirengti su kostiumu ir ten ar kažkaip keiščiau. Nežinau, pernai mane taip gerąją prasme nustebino, kad šitiek žmonių tiesiog nebijojo visiškai lengvai pasižiūrėti, atsipalaiduoti ir pasižiūrėti gal kartais ir su lengva ironija, gal kartais su humoru į save. Jūs pamatytumėt, tikrai, kokie ten buvo įvaizdžiai, kokie buvo perukai, kokie buvo kostiumai. Tikrai netikėjau, kad alytiškiai taip moka švęsti, taip moka atsipalaiduoti, taip moka nepaisyti kažkieno nuomonės ir pabūti taip, kaip norisi. Tikra fiesta, ar ne? Taip, tikra fiesta. O man labai buvo gražu mūsų senelių darželio stalas. Va čia yra iš tiesų... Matai, kad nepaisant metų, nepaisant patirčių, žmonės nori švęsti gyvenimą ir man labai patinka, kad mes turime jiems stalą, prie kurio pakviečiam ir jie taip pat įsijautę, pasipuošę su žaliais akiniais. Ir ne tik pasipuošę, jie dar dovanų, jie vis laik paruošia prizus. Žinau, kad ir šiemet jie taip pat ruošia prizus, šiltus, malonius, mielus prizus. Tai iš ties labai smagu, kad senelių darželis dalyvauja, dar prisiminus ir retro tą žaliąją vakarienę. Tai irgi buvo be galo gera organizuoti, nes ieškojame tų senųjų alytiškių, skaitėme apie juos, kai kurių nuotraukas spausdinom, tada pamenu tokia ant didelių audinių ir tikrai va taip, tada irgi pasijautė, tarsi jie irgi yra šalia kartu su mumis. Toks kažkoks labai toks smagus buvo toks nusikėlimas atgal
atgal, bet kartu aš nežinau, aš tikrai jaučiau, kad va, čia už kampo ir tie senieji alytiškiai, kurie kažkada gyveno 20-ojo amžiaus galbūt pradžioje, jie irgi galbūt mus degė, gal ten virš pušų, gal iš dangaus, gal už kampo. Nu, tikrai toks kažkoks labai tokia irgi buvo labai graži, šilta istorijos tąsa tokia. Istorijos tąsa, taip. Ir būtent tais metais, koks prizas buvo pagrindinis įspūdingas retro šaldytuvas. Dėl to šaldytuvo, tai ten tikrai tikėkime, jeigu mus girdi moteris, kuri laimėjo tais metais būtent tą retro šaldytuvą, kad jis puikiai veikia ir šiais metais tame šaldytuve bus kažką pagaminus ir įdėjus iki vakarienės ir iš to šaldytuvo ištrauks ir atsineš iš šių metų žaliąją vakarienę. O šiemet irgi laukia įspūdingas pagrindinis prizas, tai karališkas sostas, tik nesakysim, koks ten su visokiais. Modernus. Taip, modernus. Taip. Na, tai tikrai intrigos labai daug ir laukia labai graži, įspūdinga, ypatinga karališka žalioji vakarienė. Aš šiandien nuoširdžiai dėkoju už tai, kad jūs apsilankėte, kad papasakojote, linkiu ir pačioms pasimėgauti, pasidžiaugti, regint ankstesnius metus ir kaip ir jūs pačios, kaip organizatorės, ne tik organizuojate, bet jūs leidžiatės į tą šventę ir kaip ir pačios ruošiatės. Tai nebejoju, kad šiais metais ir pačios būsite įspūdingos ir tikrai džiaugsitės to vakaro, tai to labai labai linkiu. O klausytojams primenu, kad žalioji vakarienė jau 5 šiais metais, rugpjūčio 28 dieną, susitinkame dar kartą, priminkime, kurią valandą ir kur. 18:30 Alytaus Senamiesčio skvere. Iki malonaus. Iki. O jūs, mieli klausytojai, primenu FM99 studijoje viešnios, tai renginio organizatorės Inesa Pilvelytė ir Klementina Gruzdienė. Renginiai Alytuje. Kas, kur, kada.